Tai ką, Tai ką? pakalbėsime šiandieną apie tokį dalyką kaip savęs išgryninimas, nes be išgryninimo dirbti yra labai sunku. Ir tu puikiausiai pati tai žinai. Tai vat, savęs išgryninimas. Nes nepaslaptis, kad dirbant tinklinio marketingo kompanijoje, toj srity savęs išgryninimas yra vienas iš esminių žingsnių, norint sukurti autentišką asmenybę ir savo ženklą. Nes mes visi žinom, kad prekės ženklas tai nebūtinai turi būti prekė. Jeigu mes esam verslininkai, kad ir mažieji, mes turim savo verslą ar veiklą, mes turim pozicionuoti save kaip prekės ženklą, nes kaip kitaip žmonės apie mus sužinos. Bet dėl to, kad būtų paprasta parodyti savo prekės ženklą, parodyti save, kad žmonės norėtų tave stebėti, kad žmonėm būtų įdomu tave skaityti, tai reikia save išsigryninti. O savęs išsigryninimas tai yra, pavyzdžiui, ko tu nori, su kuom tu nori dirbti ir ką tu nori reklamuoti. Tai aš dabar pasidalinsiu keliais patarimais, kaip reikėtų gražiai iš pat pradžių išsigryninti save, o po to visą kitą. Tai reikėtų nusistatyti savo vertybės ir stiprybės. Kiekvienas mes žinom, ant ko mes esam stiprus. Ar ne taip? Jo. Ir suvokti, kokios yra mūsų pagrindinės vertybės. Kokios tavo asmeninės vertybės yra labai stiprios. Pavyzdžiui, vienas labai moka gražiai kalbėti. Kitas moka gražiai rašyti, nesakykim. Trečias moka, dabar nepaslaptis visiems ten reelsai ir taip toliau. Ketvirtas, pavyzdžiui, ten jis nemoka netgi rašyti be klaidų, bet jisai moka daryti laivus. Jisai atsipalaidavęs kalba į kamerą ir jam nuo to tik tai kaifas yra. Tai vat reikia save išgryninti ir suprasti, kur tau yra paprasčiausiai visą tai daryti ir atlikti. Ir tada tu pradedi kurti autentišką turinį ir pritrauki prie savęs panašiai mąstančius žmones. Nes nepaslaptis, kad jeigu mes kalbėsim žmogui, kuriam neįdomu, aš dalinausi savo istoriją, kaip buvo anksčiau, kai labai visi dabar dar daugiau to tinklinio marketingo bijo, neaišku kodėl. Kai man tada pasakė dar vienas žodis, kai ta moteris sužinojo, kad aš tinklinė marketingė dirbu, kad tiksliau reklamuoju tinklinį marketingą ir tinklinio marketingo produktą, tai jinai man pasakė dar vienas žodis ir aš iškviesiu policiją. Aš dalinausi tą istoriją, ten buvo mano pati pradžia tinklinio marketingė, bet tai buvo, taip mane mokino tuo metu, mano mentorė, mano lyderė, jinai sakė, kad visiems reikia šampūno, visiems reikia dantų pastos, taigi reikia prie kiekvieno žmogaus čiut neimti už rankos, tempti prie savęs ir parduoti, ką turi krepšelėje. Bet dabar kiti laikai, dabar žmonės per internetą bijo ir nenori, ne? O kad tu jau gatvėje dabar sustabdytum, tai tave iš vis tikrai gali pagalvoti, kad tu apiplėšti tą žmogų nori. Tai va, tai būtų labai labai fainai, jeigu prieš pradedant dirbti, prieš pradedant reklamuoti savo veiklą, tai reikia apsibrėžti savo unikalumą. Ir išsiskirti iš visų kitų tinklinio marketingo atstovų. Ar tai, pavyzdžiui, būtų požiūris bendravimo stiliumi, kad, pavyzdžiui, nes kiti tikrai nerašo žinučių, o paprasčiausiai pamato žmogų ir parašo, gal susiskambinam messengeriu, ane? Arba jeigu, pavyzdžiui, gyveni Lietuvoje, tai ima paprasčiausiai telefonus ir skambina telefonu žmonėm. Ir tikrai tai veikia. Nes
žmonės kiti tikrai pagalvoja, gal, ne? Bet dėl to reikia būtinai gyventi arba Lietuvoj, arba gerai mokėti tos šalies kalbą, kad tu galėtum skambinti bet kokiam žmogui. Ir kai tu pasidarai toks autentiškas, tuomet tu žinai, kam tu, arba jeigu tu kuri savo komandą, kam tu ir su savo komanda, kam tu būsi naudingas. Ir kai sužinai savo unikalų tikslinį klientą, tada tau yra žymiai paprasčiau, nes tu žinai, apie ką rašyti, apie ką kalbėti, nes, kaip mes žinom, ne, kad negalima kalbėti visiems ir apie viską. Dėl ko kartais būna, atrodo, parašytas skelbimas ar ten postas, nu, labai fainas, ne, bet jokio tikslo tame nėra. Žmogus skaito ir nežino apie ką, ar ne? Tai suprasti reikia savo idealų klientą. Reikia žinoti, kas jam rūpi, kuo jisai domisi. Ir svarbus labai momentas, kad mes turim žinoti jo demografinę padėtį, tai yra, kur jisai gyvena maždaug šalia, ne? Ir kiek jam metų. Nes kaip aš jau minėjau savo video prieš tai kad negali tu siūlyti kremo visiems. Kiekvienas kremas turi tam tikrą metų, kaip čia pasakyti, kategoriją, ne? Negali būti kremas nuo raukšlių, nuo ir iki. Dėl to, jeigu tu reklamuoji kremą nuo raukšlių ir visiems, tai tu žinok, kad tavęs jau ir niekas nuo tavęs nepirks to kremą, nes taip negali būti. Tai va, tai tu turi suprasti, kuom tu gali, kas yra tavo tikslinis klientas, kuom tu gali jam padėti, kokias jisai turi problemas. Ir tada, kai tu pradėsi įsigryninęs savo auditoriją, be abejo, iš pat pradžių, nes, nu, gal ne vienam klientui, ne tenais, bet va, įsigrynini savo tikslinę auditoriją ir tada pasirinki, va, sakykime, iš auditorijos moteris, ne, ten, pavyzdžiui, moteris 45 plus, ne, jeigu kalbam apie produktą, ne apie verslą, verslas tinka visiems, bet šiaip, ne, tai, bet tada jau tu apsisprendai 45, nelipi aukščiau ir iki 60, pavyzdžiui, nes 65 plus jau yra, ne, ir va tu kalbi, rašai, kalbi, laivus darai ar video darai, nesvarbu, bet tu kalbi kaip draugiai. Vat kad tau yra taip, ir tas kremas gali padėti tai ir tą. Ir tai pastoviai, va čia ir yra savęs įsigryninimas, kai tu įsigrynini savo tą tikslinį klientą. Po to, kai tu įsigrynini savo misiją tinklinio marketinge, ką tu nori tame veikti, tu turi biškį padirbti ir su savim. Tu turi investuoti į save, tai yra, nu, eiti kažkokius mokymus, mokintis kažką tai, nes jeigu tu eisi senais laiptais, kaip aš sakau, senų mąstymų, kad, kaip sakiau, mane mokino, turbūt tave irgi taip Danutė mokino, kad tikrai, vat, reikia visiems reikia dantų pasų, ką žmonės neplauna dantų, plauna, galvos neplauna, plauna. Bet tai vėlgi, ne, ir tų plaukų, jeigu, pasakykime, yra labai vienų ploni, kitų stori, trečių garbanuoti, ir irgi tu negali kalbėti apie šampūną, kad jisai išplauna galvą. Ūkiškas muilas irgi gerai plauna galvą, jeigu ką. Tai va, tai tu norėdamas pasiekti kažką tai aukščiau, norėdamas turėti geresnės pajamas iš savo veiklos, tu turi pastoviai save tobulinti. Turi investuoti į save. Ne į produktą, kai būna kitose kompanijose, reikia startinį tą paketą pirkti. Ne. Tu turi investuoti į save, tu turi nusipirkti žinių. Ne, nu jeigu jau žmogus viską žinai, bet vis tiek žinių niekada nebūna per daug. Tolbu, kai dabar automatizacijos, dirbtinis intelektas ir jeigu mes, kurios kuriam savo veiklą arba
dirbam tinkliniam marketinge, pardavinėjam kažkokius tai produktus. Ir jeigu mes neįsim koja į koją su šia diena, su automatizacijom ir dirbtiniu intelektu, tai mes irgi niekur toli nenuvažiuosim, nes be šito visiškai niekas dabar nesidaro. Mums labai labai padeda visos automatizacijos ir dirbtinis intelektas. Ir svarbiausiai būti autentišku, būti savimi. Nereikia užsidėti jokių kaukių. Kaip mes žinom, žmogus ateina pas žmogų. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus nelabai moka kalbėti, arba, sakykime, jisai švepluoja, arba jisai, sakykime, žemaičiuoja, ne? Nieko čia blogo nėra. Pas jį ir ateis tokie žmonės. Nes, pavyzdžiui, žmogus, kuris švepluoja, ane, arba būna mikčioja žmonės, jisai bijo ateiti pas tą žmogų ir paklausti, nes jisai mikčioja, o tas žmogus labai gerai kalba. Jisai gal turi va tą tokį, kaip čia pasakykim, čia jo bėda, čia jo problema ir jisai jos vengia. O jeigu žmogus, kuris rekomenduoja prekę ar verslą kažkokią veiklą, jisai irgi švepluoja arba ten dar kažkas žemaičiuoja, jisai eis pas tą žmogų, nes jisai nebijo to žmogaus, nes jeigu tas žmogus, kuris dirba, kuris turi savo veiklą, irgi, pavyzdžiui, švepluoja arba žemaičiuoja, arba, neduok dieve dar užsikerta kiti žmonės, jis tikrai pas jį ateis. Tai čia yra tokia kaip žmogaus pasitikėjimas tokiais pat, kaip ir mes patys, ane? Kodėl, pavyzdžiui, kaip kartais pasižiūri, kodėl aš, moteris, kurios nori numesti svorį, neina pas tų, kurios yra kaip modeliai, nes jos netiki jom. Ką mes žinom, kodėl jinai yra kūda, daleiskim, figūringa. Jinai man sako vieną, bet aš iš vienos pusės kaip ir gėdinos gal pasieit, o iš kitos pusės man, psichomatinis tas pasąmonė sako, kad ne, kaip aš dabar prie tokios laibos panelės stovėsiu su tokiais, lašiniais ir ten kažką tai darysiu, sakykim, ar ne? Ir vėlgi, čia psichologija žmogaus, psichomatika, nes jisai gėdinasi. Bet jeigu, pavyzdžiui, pakviestų į kažkokią tai grupę, kad ir online, moteris stambi, nestora, aš nesakau stora, stambi, pakviestų storuliukės, jos tikrai ateitų greičiau, nes, tu buvai irgi tokia kaip aš, tu dabar esi nekūda, stambi, o aš esu stora. A ne taip? Yep. Tai va sakau, norint kažką pasiekti ir tinkliniam marketinge, ir savo veikloj, mes turim išsigryninti save, su kuo mes norim dirbti, ar tai su veikla, ar tai su produktu, kaip mes norim save pozicionuoti, ką mes norim iš auditorijos pasiekti tuo metu, ką mes norim išgirsti, kokį mes norim turėti auditoriją ir kokį mes norim išsigryninti savo klientą. Ir tada su tais tokiais dalykais mes tada važiuojam žymiai lengviau ir greičiau į priekį. Nes viskas yra pas mus čia. Kaip mes ir kalbėjom su tavim, Danute, ir ne tik apie pinigus, irgi, kol nesusitvarkai savo mąstymo, kaip reikia elgtis su pinigais, tol tų pinigų ir nebūna. Gal turi, Danute, kokių nors klausimų? Vat ne, viskas kaip ir aišku. Aš matai, kaip viski, jau tai čiučiut padarius, tai man aišku. Tai va, būtų tas toksai vadinamas šio mūsų Zoomo, šio mūsų įrašo, šio mūsų pokalbio rezume, tai būtų išsigrynink savo mintis ir iš karto pamatysi, jog žinai, ką tu gali. Nes tikrai, sakau, kaip aš sakiau, kad aš niekada negalėčiau ir nemokėčiau reklamuoti tualeto valiklio. Niekada. O yra panelių, kurios labai gražiai reklamuoja, supranti?
Ir va, ir sakau, reikia Žvaigždė. pasikalbėti su savim, reikia pagalvoti, ko tu nori, su kokiu klientu nori dirbti, kokį klientą tu nori išsigryninti, susidarai savo kliento aprašą, susidarai savo kliento aprašą ir vat viskas, nenukrypęs nuo, kaip būna vat šuniukui arba kačiukui, kai padaro kažkokią operaciją, jam uždeda tą tokią, ne, ir jisai negali nieko padaryti. Vat ir kai išsigrynini savo mintis, iš karto pamatai, ką tu žinai ir ką tu gali. Tai va taip pat užsidedi ir nesisukinėjai niekur. Pavyzdžiui, mano klientai yra tinklinio marketingo atstovės, kurios yra užstrigusios arba tos, kurios nori tik dabar pradėti veiklą, bet bijo arba nežino nuo ko. Va, aš jau save išgryninau ir aš save žinau ir žinau savo tikslinį klientą ir aš su tuo klientu dirbu. Taip kaip ir tu. Mhm. Nu, o sakau, o tas toksai dalykas, kad nėra peržiūrų, niekas neperka, niekas net laiko nededa, tai čia grinai yra nuo to, kad dirbi netaisyklingai. Tu nori papasakoti visiems ir apie viską. Taip. Kaip aš jau ir minėjau, kad, pavyzdžiui, kai būna pasako, tau padės pasijausti geriau. Labai abstrakčiai pasakyta, ne? Aš jau minėjau tą dalyką. Man geriau pasijausti gali padėti išgertas vitaminas, tabletė, paskaityta knyga, kinas man kartais labai, pavyzdžiui, filmas kažkoks tai nepadeda. Kartais tikrai, jeigu tu atsikeli iš ryto, tau yra blogai, tikrai man kažkas nepadės pasijausti geriau. Aš turiu dienos bėgyje užsiimti kažkom arba galų gale pamiegoti ir aš pasijutau geriau. Tai vad sakau, čia buvo pasakyta apie viską ir ne apie nieką. Tai ką, jeigu neturit klausimų, Danute, tai aš manau, galim baigti jau šios dienos šį zoomą, šį įrašą. O tiem žmonėm, kurie žiūrės šį įrašą, nes aš jį įdėsiu YouTube ir visur, būsiu labai dėkinga, jeigu jūs peržiūrėję šį zoomą padėsite širdelę, laiką. O jeigu jūs pagalvosite, kad kažkam tai iš jūsų draugų irgi būtų įdomu sužinoti apie šitą, ką šiandien pasakiau, išgirsti ir pasiklausyti šį zoomą, pasidalinkit su draugais ir parašykit į komentarą, pasidalinau. O dabar iki kitų susitikimų. Ate.